Čia turiu palapinę ir keletą smulkių drabužėlių, kurios naudos kasdien. Čia yra powerbanks, keli elektronikos prietaisai bei kažkokius smulkoms, kurias naudoju kasdien dieną. Čia truputį remonto reik mano, atsarginis kameros, pompos, atsuktuvai ir panašiai, higienos reikmenys bei dar keletą smulkom. Čia keli batonėliai ir šiek tiek maistelio turiu pasiėmęs. O čia yra palapinė, pripučiamas čiužinukas ir šilti drabužiai. Kam man birželį šiltų drabužių? Nes važiuoju į šiaurę. Tiksliau važiuoju į patį šiauriausią Europos tašką, kurį galim pasiekti dviračiu. Nordkap. Lynoja, nenoriu labai stoviniuoti, tai daugiau detalių važiuojant. Planuoju važiuoti per Latviją, Estiją, persikelti į Suomiją, pervažiuoti visą Suomiją, ir tada jau per Norvegiją į Nordkap. Nuo Kauno iki Nordkap turėtų gauti šis apie 2500 km. Tačiau tikiuosi, kad dar bus pakankamai entuziazmo ir norėsiu pasivažinėti šiek tiek daugiau. Priklausomai nuo to, kiek bus likę laiko, galbūt pavyks pasivažinėti daugiau Norvegijoje, galbūt užsukti į Švediją ir grįžti iki Baltijos jūros. O nuo Baltijos jūros yra traukinys, kuris važiuoja į Helsinkį. Šiai kelionė galiu skirti iki 20 dienų ir tikiuosi, kad pravažiuosiu apie 3,5–4 tūkstančius kilometrų. Tai reikėtų palaikyti apie 200 km per dieną vidurkį. Toks pirmas kelionės tikslas tai yra pasiekti Taliną ir persikelti į Helsinkį. Tik labai norėčiau, kad pavyktų tą padaryti iki sekmadienio vakaro. Dabar išvažiavau penktadienį po darbo. Šiuo metu yra 4 valandą. Šiandien tikiuosi bent jau pravažiuoti Panevėžį. Esu nusižiūrėjęs ten tokį piknik saitą. Pirmas žvyrkelis. Šiaip procentaliai žvyrkelių bus nedaug, apie 20–25%, bet kilometrais apie 1000 km. Tai šis tas visai įsilijo. Palei orų prognozės tai turėtų visą naktį lyti, bet šilta, 21 laipsnis, su švarkeliu tai net karšta. Dabar yra po 7:20 ir turiu pirmą 100 km. Iki Panevėžio dar kokie 35, gal 40. O nusižiūrėti stovyklavietę maždaug 10–15 km už Panevėžio. Kol kas vis dar lyja. Žiūrėsiu, ar ten verta apsistoti, jau kai būsiu vietoje. Atvažiavau į Panevėžį. Užkasiu biškį. Ir kažkur 10–15 km iki pasirinkti spotą. Dabar 9 valandą. Biškį ankstoka, bet nežinau, pažiūrėsiu. Nepafilmavau, ką valgiau. Labai valkams buvau, norėjau kuo greičiau pavalgyti. Bet nieko įdomaus, vištienos sumuštinis su spraitu. Dabar varau pasižiūrėti, ar verta ten stovyklauti. Pasižiūrėjau orų prognozes, sakė, Kaunas paskenda. O čia turėtų audra ateiti paryčiais. Tai galvoju, jeigu miegosiu, tai ryte bet kokiu atveju per audrą reiks važiuoti. Bet jeigu važiuočiau per naktį, sakykim, tai ryte judėčiau su audra ir gal išsisklaidytų tie debesys, gal neužkluptų manis. Iki Latvijos yra 90 km ir gerai pamenu, tai vien asfaltas. Pagalvosiu dar, iki kol važiuosiu kitos vietos. Atvažiavau į tą stovyklavietę. Nežinau, reikia... O, žiūrėk, čia ir pastogėlių man palapin pasistatyti. Vienintelis minusas, kad visai šalia gatvė, tai nežinau, nepatrauklu. Reikia tą kartą pasižiūrėti orus, pagalvoti. Nežinau, pasižiūrėjau orus per visus ateinančius miestelius. Ir matau, kad jeigu važiuoju, tai ir didelį tikimybę, jog audros išvengsiu. Aišku, lys čia visą naktį iki rytojaus praktiškai pietų. Bet bent jau ne audra. Rytoj po pietų turėtų būti jau gražus oras. Tai rytoj galėsiu išsimiegoti ir už šią naktį. Atvažiavau į Biržus
į degalinę. Visą kelį pražaibavo, pralėjo. Dabar va nustoja. Manau, biškį pasižiūrėsiu kokios prognozės ir gal biškį pasidės, kad žaibai nueitų, nes, tai bauginančiai atrodo. Pasiėmiau šaltos kavos ir pasižiūrėjau. Tai aš iki Biržų pravažiavau visą tą audrą, kuri čia buvo. Žodžiu, dabar kaip ir pagal prognozes viskas praėjo, tai man nėra prasmės čia užsibūti. Atsigeriu ir važiuoju. Dar čia Vyckos pasidėjau, biškį druskom atstatyti. Nu ir ką, važiuoju, reikia bent jau atidirbti, jeigu nemiegu, reikia atidirbti. Pasižiūrėjau iki Latvijos sienos 25 km, saulė teka be 15:04, tai maždaug 3 valandos iki tol. Nu ką, Latvija 228 km. Reikia pasidaryti nuotrauką. Skaistkalnė. Sunkiai čia tos žvyrkelius važiuojas, šlapias, klimstratai, bet tai fain stotelį. Galvoju, reikia pavalgyti, nes kai su tema niek praktiškai nebevalgiau, tai turiu suplotą visiškai į plyną 7 Days dar nuo Panevėžio bei biškį Sprite. Užkandu ir judu toliau dar žiūrėjau apie 3-5 gal kilometrų žvyrkelių ir išlysiu į miestą didesnį. Panašiai dabar kelčiausi, jeigu būčiau miegojęs. Tai per tą laiką nuvažiavau 125 km visai normaliai. Užtvanka prieš Kėgums, nusukus būtų Ryga, ten kita užtvanka, bet aš va čia kirsiu ir link Siguldos važiuosiu. 300 km, bet dabar yra tas pats sunkiausias laiks, kur įpratis keltis tuo metu, tai kažkaip šalta, jeigu ne valgyti noras, bet nesinor. Galvoju, iki Siguldos yra mažiau negu 40, bet jeigu kažką pamatysiu, anksčiau dirbant, stosiu kokį, nežinau, jogurtą gal pasiimti, kokį, nežinau, šokoladą. Ir tipo, ne maisto, bet ką išjudintų viską. Žiaurė stipriai lyn. Ir žiūriu, viada yra, man reikia pastogis, nesvarbu, dirbinė ar nedirb, bet biškį palysti pastogų noriu. Fuck. Nu ir išsirinkau savaitgalį startui. Labiausiai norėjau jogurtą, bet jo nebuvo. Tai pasiėmiau kavos, čipsų, gyros ir ledų. Bus gal gerai, nes sakau, tikro maisto nenoriu, bet valgyti vis tiek noriu. Biškį aprimo lietus, kol apsipirkau. Nu dar vis tiek lyja, bet ne taip stipriai. Pavalgęs jaučiu atgavau jėgas, sušilau apie 200 km, dar šiandien reiktų praminti. Tikiuosi nebebus tokių ilgų sustojimų, tai turėtų pavykti. Prieš porą metų su draugu čia irgi keliavom, tik tada į kitą pusę kilom į šitą kalniuką. Dabar čia nusileidus bus toks labai fainas urvas, nepamenu jo pavadinimą. Prasuksiu. Hi, need help? Okay. Need help? Sorry? Need help? I don't know. The chain is stuck a little bit. But I think I should be able to get it out. It just needs some time and patience, I think. Okay. But thanks. Okay, good luck. Yeah, thank you.
Koks fainas. Dabar iki sienos 62 km, iki Parnų 122, iki kelto 276. Lygiai parą per parą nuvažiavau 416. Nu ką žinau. Gal normaliai. Turint omeny oras koks. Šiaip neskubėdams ramiai važiuoju. Aš va kažkur čia prie to ežero galvojau apsistoti, jeigu būčiau miegojęs. Nes būtų buvę čia šiandien 200 pm ir rytoj likę 200 pm. Bet dabar dar tik 3. Tai reikia paminti. Rytoj mažiau liks, anksčiau vėliapsiu kelt, anksčiau išvažiuosiu iš Helsinkį. Geresnė vietikę susiras miegui. Bet šiandien tamsos tikrai nesusilauksiu. Eis miegoti laiku, kelsiuos laiku. Pažadai. Estija. Oh yeah. Dar iki Parnų 35 km, bet važiavau pro tokį labai mažą miestelį, radau nemažą parduotuvę. Tai galvoju, apsipirksiu čia, kur nuošaliau, nedidelė miestė. Tai prisipirkau makaronų, sulčių ir dabar reikia važiuoti. Dabar yra be 27. Nu tai dar kokias 3-4 gal net valandas galima važiuoti. Žodžiu, niekaip nesisekė rasti kažkokios normalios vietos, kur pasistatyti palapinę visur. Privačios teritorijos arba džumbrynai. Tai ir įlindau visgi į tokį džumbryną. Čia bandysiu durti palapkę. Ir tiek. Rytoj gal daugiau papasakos, nes žiauriai pavargau, noriu kuo greičiau atsigulti, o čia užtruks dar kol susiruošti. Tiek. Nu, susirašiau. Užtrukau biškį daugiau negu valandą viską susikoisti. Gal kiti rytai bus sėkmingesni, nes kol kas labai chaotiškai viską dėliojas. Bet manau, turiu pakankamai laiko ir įgūdžiai atsiras. Dabar yra po 5:52, norėjau keltis 5:30, bet atsikėliau prieš žadintuvą. Tai 4:30 sukilau. 1,5 valandos beveik praėjo, kol viską pasidariau. Bet aš papusryčiavęs. Bandom išjudėti. Pasižiūrėjau keltus. Yra 6:30 ir 6:30. Jeigu į juos nespėčiau, tai tada sekantis jau po 10 ir persikėlė į Helsinkį po vidurnakčio. Tai reikia bandyti spėti į tą 5:30, 5:30. Į Maksimą užėjau. Iškai apsipirkau, dabar varau kur nors susirasti, kur atsisėsti, papusryčiauti. Ir tada jau tiesiai į keltą. Pasiėmiau nektarinų. Grikius turiu iš vakar. Čia grikiai su daržovėm. Bus labai skanu. Ir šokoladinį pieną. Atvariau į Taliną. Visai gerai minas. Šiltą gražią dieną. Tai atvažiavau greičiau negu tikėjaus, dabar 1 valandą, iki kelto 6 km. Galvoju, gal kur stabtelti ledą suvalgyti, o paskui tik tai juostą varyti. Tai žvalgau, gal kažkur pamatys, kur prisėsti, arba kad ir kokia degalinė, nors čia centre gal nelabai jau.
Helsinkis. Biškiai prasuks per miestą ir judėsiu. Reikia išvažiuoti, pavažiuoti. Dar šį vakar galvoju, gal išeitų. Bent jau 200 pasiek, dabar 146. Tai 5 kelių tai reikia. Tai pavažiavau čia 50 km, pasiekiau tą miestelį, kur buvau nusižiūrėjęs parduotuvę, apsipirkau. Ir taip važiuodamas pagalvojau, kad važiavimas iki Talino buvo toks tarsi misija. Visą laiką tai galvojau, kaip pasiekti greičiau persikelti. O kai persikėliau iškart, tarsi atsipalaidavau, pradėjau atostogauti, pradėjau jausti, kad keliauju. Nes iki tol atrodė, kad neįdomu, kas vyksta aplinkui. Tiesiog mačiau tą keltą kaip tikslą esantį tunelio gale. Tai dabar žymiai smagiau važiuoti. Palapinė paruošta, dviračio grandinė sutepta, dviratis laukia rytojaus. Aš einu pūsti čiužinį, traukti miegmaišį, pavakarieniauti ir eiti miegoti. Labanakt. 5 ryto. Reikia keltis, reikia papusryčiauti, susidėti daiktus ir judėti. Vakarą prieš valgant prasidūrė čiužinys. Atrodė, nerinkau visus pavojingus akmenukus, bet vienas buvo liks aštrus pradūrė. Turėjau lopą, susiklijavau čiužinį, bet naktis tiek pabiškį leidos, reikia pasižiūrėti ar per tą pačią vietą. Susitvarkiau, palieku viską taip pat kaip radau. Trukau rytinės procedūros pasidaryti 1,5 valandos, kol viską susidėjau, kol papusryčiavau, bet ir neskubėdams, noriu taip ramiai praleisti, neiti į aukštą tempą nuo pat ryto. Sustojau papietauti, kaip papietauti, papriešpiečiauti, turbūt tinkam žodžiu, nes dabar 10 valandą, esu nuvažiavęs 70 km. Kol kas nebuvo praktiškai jokių tokių gyvenviečių, didesnių pavieniai namukai. Iki sekančio miestelio gal apie 50 km liko. Tai vis dar vežos kupriniai pilna šiukšlių iš vakarienės ir šiandien pusryčių. Man liko ryžiai su vištiena. Tai dabar ir suvalgysiu. Supermarket, pasiimsiu kažką užkasti ir galvoju, gal pavyks rasti duct tape'o, susiklijuoti tam čiužinį. Apsipirkau prie to paties prekybcentrio kitai gatvės pusėje, kai pasisėdau, kur pavėsiuks yra. Nes šilta šiaip ant saulės. Tai žodžiu, ką pasiėmiau sulčių, vandens prisipyliau prie parduotuvės ščiaupą. Pasiėmiau blynų, dabar užkąsti, nes valgyti nelabai noriu. Tai tik užkąsti blynų su šilauogėm. Ir sekantis miestas bus už kokį 110-120 km, tai pasiėmiau iškart ir pietų. Nes ten jau būsiu kokią jaučiu 8-9 valandą. Ten pusryčius reiks nusipirkti. Tai pasiėmiau spagetį su bolonė. Labai norėčiau čia miegoti, kai būtų fainiai ant tokio ragelio. Bet dar tik pasitrėjau. Ir mieg nenoriu. Čia šiaip važiuojant, užmačiau. Wow.
buvau čia sustojęs, suvalgiau makaronus ir biškį pažiūrėjau į žemėlapį, nes vanduo baiginėjęs, bet neradau nieko, kur būtų galima įsigyti anksčiau negu tam mieste, kurio laukiu. Iki jo pem keli kilometrai. Tai reiks pakentėti. Bet dar žiūriu, už jo kokie 3 kilometrų radau pavėsinę miške. Kota. Kota tai yra tie šiaurietiški miško nameliai viešai naudojami. Tai reiks pabandyti pažiūrėti, gal bus tuščias, gal bus galima apsistoti. Susiradau namuką. Ir čia toks visiškai uždaras. Yra krosnis. Suolai visur aplinka. Galvoju, gal man ant suolo ir miegoti. Palapinės nereiks statyti, reikia greitai susikursiu. Apsvų lizdas. Ir ne vienas. Labas rytas, 5:30 buvo rami naktis, gerai išmiegoti, kol kas pati geriausia naktis. Daiktai jau supakuoti, liko palapinę dar išardyti, viską sukrauti ant dviračio ir bus galima judėti. 6 valandą. Atrodo, tie uodai turėtų duoti papildomos motyvacijos greičiau susiruošti. Bet kai ištisai bado, tai tik prailgina susiruošimą. Čia į parduotuvikę užsukau, nuo 7 dirba, aš 3 kilometrų prabydęs ir taip jaučiu, kad visai pavalkau. Pasėmiau jogurto, mandarinų ir porą mažų bandelių, biškį užkasiu. Taip jaučiasi iš ryto, kojos biškį pavargusios, vakar tie tokie kalniukai po 10-15% pasijuto, bet valandą va pramynus jau jaučiasi, prasimankštino kojos, tai gerėja. Čia į tokį nesibaigiant žvyrkelį važiavau, nežinau jau kiek važiuoju, kelias valandas. Čia gerti žvyrkelį tikrai nesiskundžiu, tiesiog ieškojau gražios vietos, kur pavalgyti, o nėra. Vien tik žiūrėsim, šiaip čia aišku, gražu, bet nėra kur atsisėsti. Aišku, radau. Dar pasižiūrėjau, kad 40 km iki to miesto, kur turiu apsipirkti, nes po to ilgą laiką vėl nieko nebus. Tai dabar 3 valandą, gan ilgai reikės vežtis viską su savim. Nes vis tiek iki 11 norėčiau pavažinėti. Nu, okei, valgyti. O valgyti tai vakarykščiai spageti carbonara. O, jau kaip susitrynė. Nors čia gali taip ir neatrodyti, bet yra tikrai skanu. Ir visą dieną prabuvus kuprinėje ant saulės, temperatūra tokia kaip kad būtų išvirę prieš kokią 40 minučių. Geras, panašu, kad čia lyja. Štai nemačiau net, kad būtų apsiniaukę. Kol žvyrais važiavau, tik dulkėjo. Apsipirkau tam miestelį ir pasižiūrėjau, yra už 55 km ežeriukas, prie kurio paplūdimys pažymėts. Tai galvoju, gal reikia nuvaryti pažiūrėti, kaip ten atrodo. Kai atvažiuosiu, bus kaip tik apie 250. Pats tas
Labai tikiuosi, kad tas paplūdimys bus vertas į to, kad ten važiuoju, nes pravažiavau 2 šelterius. Viena buvo 3 sienų trobelės su mediniam grindim, kur jeigu naktį pradėtų lyti, tikrai sausas būčiau. O kita buvo iš vis uždars namuks. Tai, nu, žiūrėsim. Tiesiog nenorėjau juose stoti, nes dabar tik 9, man per anksti, man dar minimum valandą reikia paminti. Iki paplūdimio dar apie 2 gal. Va, dar vieną. Okei, kaip čia gerai. Paplūdimiai salam. Puikiai. Tai žodžiu apžiūrėjau, kas čia gero. Galvoju naktį liktai lietų praneša, tai galvoju gal palapinę čia pasistatyti. Viduj. Ir čia tos kitus namukus apžiūrėjau, tai ten vienam laužavietė viduj yra. Tai anglių pribarstyta. Tai ne. O štai jau dabar lašnuoja. Būtų fainai laukia, jeigu nelytų. Įlindau į vidų, eina saukai sugėlė. Jau dar dviratį grandinsiu įsitepti, bet iš paskutinių pats dviratis, tai va čia už sienos priremtas mano palapinės. Turėjau čia taip tamsiai būsiu, tai turėtų pavykti gerai išsimiegoti. Nes, sakau, nuo tada, kai į Suomiją atvykau, tamsos nebemačiau. Nustojo lyti, bet pagal prognozes naktys tiek dar turėtų. Greitai pavalgau ir ruošiuosi miegoti. Gražus rytas išaušo. Naktį lijo ir gana stipriai. Tai džiaugiuosi radęs galimybę pasisliepti po stogeliu. Einu papusryčiauti ir judėti toliau. Nu kaip ir viską sutvarkiau. Nieko atrodo nepalieku. Ir pradėjo lyti vėl. Dar uodų ataka begalinė. Susikroviau, nežinau, ar tikrai viską teisingai. Žiūrėsim, tikiuosi, kad viskas okei. Bandau judėti. Jau taip jaučias, kad šiaurėje miškai pasikeitė, išretėję. Medžiai tokie maži. Netoli Laplandija. Kaip būtų kietai, jeigu paleistų užtvanką ir čia užtvindytų tą visą. Wow. Dviratis už manis. Uodų milijonus praktiškai neįmanoma iškęsti. Bet reikia papiknikauti, pikniko laikas. Tai turiu kotletą su bulvėm. Kišeniai pralaikyta visą dieną susimalę, bet pašilę nuo mano nugaros ir nuo saulės, bet ir šokoladą ir vandens. Šokoladą buvau sustojęs tam mieste, kur ryte sakiau, kad stabtelsiu nusipirkti. Užsikalbėjau su žmonėm, pakalbino, paklausinėjo, kur keliauju. Tai nieko nepafilmavau tenais. Jėzus, kiek čia tų musių visą. Gerai, greičiau reikia piknikauti. Koks gražus oras, ne? Bet ne ten. Biškiniaukis. Dabar keli kilometrai iki parduotuvės ir turiu pusę 4. Esu nuvažiavęs 109 kilometrų. Galvoju, žinau, kad kita parduotuvė yra už maždaug apie 100 kilometrų. Ir jeigu važiuosiu iki jos, kas įmanoma, nuo 4 valandos iki 11 nuvažiuoti nedaug. Bet ar spėsiu į parduotuvę? Va čia tai klausimas.
O tystis tiek maisto, kad ir rytoj pusryčiams užtektų. Nenoriu. Reiks panagrinėti žemėlapį, ar yra kažkur pakeliui dar kitų. Gal kažką rasiu. Reikia pasižiūrėti, kaip ten su tom ateinančiam parduotuvėm ir ką daryti. Bet prieš tai pavalgysiu, nes labai praalkau, kol čia atvažiavau. Ir dabar galvoju, įnešu įvairovės į savo racioną. Tai pasiėmiau turkio, kalakuto, kumpio ir ananasą. tą arbūzą. Aš nei vieną dalyką nepataikau, ką pasiėmiau. O į kelią pasiėmiau, su pomidoriukas šito. Ir dabar pasiėmiau sulčių. Iki to kitą miestą yra 80 km, dabar 4:30, tai tikrai spėsiu parduotuvėje dirbti iki 10, tai 100%. Lietaus panašu, kad tikrai bus. Prognozuoja porą valandų labai stipraus lietaus. Pažiūrėjau radarą, debesis irgi ateina visas, mėlynuoja, raudonuoja. Bet naktis turėtų būti gera. Porą valandų tik tai nusimas tokių. Į pel, į žaibon, į vėsų kelą. Bet tikausi iš tikrųjų bus neilga išpiesa ir išdžiūti. Pasiekiau miestą, vis dar lyja. Nepanašu, kad greitų metų ir prasigėdryto, o jau praėjo daugiau nei 2 valandas. Tai žodžiu, ką galvoju, iš pradžių galvojau varyti tą pašiūrę, kur čia yra netoli už poros kažkur kilometrų. Bet galvoju, o gal pasinaudot privilegiją ir pasižiūrėti, kokių yra Airbnb. Gal būt gerai atsipraust, išsidžiovinti normaliai drabužius. Tai dar niek nežiūrėjau, pažiūrėsiu, ar ir kas nors, jeigu yra, išjaus pasikraus powerbank. Ir to gal net pavyktų anksčiau išstartuoti. Žodžiu, būtų gera proga pasiruošti prieš pradedant įvažiavimą į Laplandiją. Einu greitai atsiprausti, pasijungiu visą elektroniką krauti, dar apsivalysiu dviratį, pavalgysiu ir miegoti eisiu. Negaišiu laiko, pabandysiu, gal pavyks ilgiau išsimiegoti ir kelsiuos jaučiu nebe 5, kaip įprastai, bet gal 4:30. Nereikės nieko palapinę statyti, tai greitai išmausiu. Palieku viešbutį, visgi tuo pačiu laiku, kaip ir įprastai, kad kelios. Tai tik, kad jaučiuosi švarus, atsišviežinęs. Rūbus išsiplovau, ne visai spėjau pradžiūti, bet biškį pavažiavus išdžiūs, tai kol kas taip žvarboka. Naktį tai lyjo, ilgai nenustojo ir dabar kelias šlapias. 2 dalykai, dėl ko ilgiau užtrukau užsiruošti, negu tikėjaus. Pirma, nežinau, turbūt kažkokia sklerozė išėjo. Spinelės neatrakinau, kodo neprisiminiau. Sukinėjau, išsukinėjau, kažkaip atrakinau, bet reikės pasiaiškinti vėliau. Kitas dalykas, besikraunant daiktus, pasidėjau ten pakrovėją, kremuką, dar kažką ant laiptų. Nuėjau pasiimti kitus daiktus ir grįžęs neberadau. Tai kažkoks geradaris paėmė nuo laiptų, nunešė į 2 aukštą, ant staliukų padėjo. O aš 1 aukšte gyvenau. Tai turėjau vaikščioti aplinkui ieškodamas, kur padėti. Dabar tikslas apie 8 km iki Rovaniemį, ar kaip ten. Net nepajutau, kai atvažiavau beveik į tą Rovaniemį. Liko 5 km, čia turbūt nuo kalniukų nusileidus apačioje jis ir bus. Dabar yra 9:30. Galvoju, reikia pasižiūrėti, ar yra kokia turizmo prekių parduotuvė, nes man tas čiužiniuks leidžia orą. Nors ir bandžiau klijuoti, gal ne vien skylę nerant, per kur leidžia, bet miegant kas valandą turi daputinėti, tai jeigu rasiu, nusipirksiu kitą. Rovaniemis man buvo vienas iš pagrindinių šios kelionės atskaitos taškų. Pirmas buvo tai keltas iš Talino į Helsinkį, antras štai čia.
nes čia prasideda Laplandija. Ravaniėms yra Laplandijos sostinė. Tai toks sekantis kelionės etapas. Įdomus dalykai, kas čia yra, tai pavyzdžiui, čia galima rasti labiausiai šiaurėje esantį McDonald's restoraną pasaulyje. Aš į McDonald's nevažiuosiu, bet prasuksiu pro kitą vietą. Maždaug už 10 km nuo čia gyvena vietos įžymybė, kurią pažįsta ko gero daugumą pasaulio žmonių. Aš važiuosiu link poliarinio rato žymos ir būtent kažkur ten netoliese yra ir jo namai. Radau čiužinį. Tai va, o šitą galiu išmesti. Įmesiu nuotrauką, kaip atrodo jis lyginant su tuo, ką turėjau. Ir esmė, kodėl toks brangus šitas, kurį nusipirkau, tai dėl to, kad jis yra skirtas visiems metams. Praktiškai žiemą galima naudoti. O yra dvigubai mažesnis už dekatloninį, kuris vasarai skirtas. Būčiau pirks pigesnį, bet pigesnis, kuris dar įtelpa į mano krepšius, kainavo 100 PM. Visi kiti, kurie pigesni, neįtalpinčiau į savo setupą. Pasiekiau poliarinę žiedą, nuo šiol saulė nebenusileis. O kur sakiau, čia gyvena vietos įžymybė, tai gal atpažinsit. Biški remontai. Stabdžių kaladėlis pradėjo labai cypti. Išsitraukiau, žiūriu, kad nebėra tų stabdžių kaladėlių. Reikia pasikeisti. Aišku, žiauriai fainiai, kad tą reikia daryti, kur milijonus vadų. Kaip tie vodai viską apsunkina. Tai apsiverksiu. Na čia šis pasiremontavimas tai bus įsimintiniausias tikrai. Nemanau, kad gyvenime kada nors ir taip stipriai sugėlė. Odai, žiauru. Nuo Arkties rato tenka važiuoti visą laiką to pačiu keliu, 110 km nuo jo iki sekančio išsukimo, kur ir yra realiai jau tas miestas, kurį taikaus nuvažiuoti. Ir žodžiu, viskas būtų fainai, tas kelias toks vaizdingas. Biški šoninio vėjo, kuris paputinėja ant posūkių, bet problema tame, kad eismas labai didelis. Ir žodžiu, pravažiavau 65 km ir žiūriu kavinukė, pirmas objektas visam tam keliai. Dabar turbūt iki miesto niekur nebus, šiaip nenorėjau nieko, bet galvoju, staptelsiu, pažiūrėsiu bent jau kainas. Visai kelionėje dar nebuvau niekad sustojęs kažkur pavalgyti, tik iš parduotuvių.
Taip, pasiėmiau burger ir Coca-Cola. Nu ir ne, tai blogai, 12 eurų, tai normaliai. Čia Suomiai, kai toks kainos, tai nustebau. Koks įdomus kelias, kaip pakilimo takas atrodo. Belė kaip platus. Žodžiu, kaip čia viskas greitai vyksta. Kalbau parduotuviai, apsipirkinėjau, pradėjo cypt signalizaciją. Pardavėjas sako, ugnis eina lauk. Pabuvom laukia kokią 15 minučių, atvažiavo ugniagesiai, suleido vėl visus į vidų, apsipirkau, štai išėjau. Staiga iš giedro dangos patapo lietingu, lyja, vaivorykštės šviečia. Gal ilgai čia nelys. Tai biškį palauksiu, užkasiu ir pasižiūrėsiu, kur toliau važiuoti, kokia situacija, kas laukia. Dabar yra ne 15:08, šiaip atvažiavau čia po 7 kelias minučių turbūt, tai užtrukau ilgai per visą tą veiksmą. Pasižiūrėjau žemėlapį, už 22 km yra shelteris, kadangi nulijo, tai gal pavyks sausiai pasistatyti palapinę. Ankstokai baigsiu, jeigu ten pavyks apsistoti, bet galvoju, nurašysiu ant poilsio dienos. Būčiau kokiom 2-3 minutėm anksčiau, būčiau nesušlapęs. Kažkur tam miškeliai. Nu gal visai nieka vieta, tik matau ir žvėjas, bet gal mes nesipyksim. Būsiu čia, nesvarbu. Einu ruoštis miegoti, kol uodai nesupuolė. O šitie tai manęs taip lengvai nepaleis. Galvoju, kaip čia geriau parodyti tą problemą, kurią turiu, negu tiesiog ant savęs. Čia yra žiauru. Pagaliau. Eik, savo, kiek prasikankinau su tais sodais. Stovyklavimas Laplandijoje galėtų būti priskiriamas kaip kaskadinis triuks, nes čia fuck, kaip žiauru. A ne tam, kad įgelti gėlę, tam, kad sunaikinti. Iki Norvegijos sienos yra 275 kilometrai, bet yra gana daug sukilimo, bet to praneša lietų. Tai nusimat sunki diena, bet labai norėčiau papušinti kaip sienas datemti, nes galvoju, gal tie uodai nemigruoja į kitą šalį. Jeigu galėčiau išvengti jų, pasistengs geriau pavargti ir pasiekti. Cirko sunkvežimiai. Yra 50 kilometrų, visgi nepusryčiavau šiandien. Dabar čia žiūriu, kažkas vyksta, turgėlis kažkoks. Gal pažiūrėsiu, jeigu ką pasiimsiu atsigerti kavos, arbatos ar kažką. Jeigu dirbs, nes dar nėra 9. Blynai su Cloudberry ir kava. Šiaip geras. Aš nežinau, kaip lietuviškai vadinas tą uogą Cloudberry, bet pamenu, vaikystėje eidavom mėlyniauti mišką ir kartais rasdavom vieną kitą uogytę. Tokią geltoną.
kažin jos dar yra Lietuvoje, nesumačiau daug metų. Valgydam šnektelėjau su savininku šitas kavinukės, tai sako apie tas cloudberry uogas, tai jos iš esmės auga tik tai pelkėse, sako labai rizikinga jas rinkti, nes dažnai žmonės įsmunka į pelkes, bandydami susirinkti uogas. Ir jos auga dažniausiai Suomijoje, Estijoje, Norvegijoje, kur yra pelkė. Tai, nežinau, Lietuvoje mes kelis kartus pamenu tikrai esam radę. Čia važiuoju pro Voco, toks mažas miestelis. Jame gyvena samių genties gyventojai. Tai yra šiaurės elnių medžiotojai, kurie gyvena šiauriniuose Europos kraštuose. Tai jie kalba kitą kalbą, ne suomių. Ir visi kelio ženklai, kurie yra šiam regione, yra parašyti suomių ir samių kalbomis. Čia šiaip tiesiog iš YouTube dokumentikų prisimenu tos dalykus. Hello. Kaip fainiai. Aš čia, žodžiu, važiuoju per tokias gražias vietas, tokie kurortai. Man atostogs, niek nesakykit, man atostogs, aš valgysiu picą. Sėdau parduotuvėje, laukia biškį Linuoja. Pasižiūrėsiu, ką čia dar šiandien apsimoku važiuoti, ar verta pušinti iki sienos, kas laukia už jos, kas laukia prieš ją. Po praeitą Lietuvos pasimokiau, iš karto apsimoviau BDSM švarkelį. Niekaip nepralys. Batai paslėpti, pirštinės irgi. Tegu šalt, tegu lyn, man nesvarbu. Važiuojam. Aš taip važiuoju ir galvoju, biškį buvau pažiūrėjęs to namuko nuotraukas internete. Tai ten yra laužavietė ir aplinkui suoliukai, panašiai kaip ta pirma, kur buvau. Ten palapins pastatyti tikrai be šansų. Rašė komentarus kiti keliautojai, kad suoliukai patogus miegui. Bet aš galvoju, mane ten uodai gyvą suės. Jeigu pakeliu ir rasiu kokią plėstą namą ar kitą šelterį, jaučiu geriau stočiau anksčiau. Ar eim perskaityti? Dabar eim. Yeah! 300 kilometrų dalyk. Oh my god, rytoj gal... Ne, aš negaliu apsidžiaugti. Pala, šiandien 8 dieną. Per 10 dienų tikrai pasieksiu. Dar buvau 20 km iki to namuko. Kai važiuodamas pamačiau kempingą. Galvoju, užsuksiu paklausiu, gal turi kokį šiltą kambarį, nes žiauriai sušalis buvau. Tai žodžiu, jau aš ten recepšinę atsistojau, drebu, pamatė mane. Sako, o jėtus, pradėjo žvengti. Sako, senai tokį keliautoją sutikau. Tai... Žodžiu, davė šiltą namuką. Išsėdžiaustau, einu dar sriubos suvalgysiu ir miegoti, o prasidžiovinsiu rūbus ir bandysiu nors ką pasiekti per kartą. Drabužiai išdžiaustyti, pavalgiau sriubos, šnektelėjau su kempingų savininkė, pasirodo Lenkija pati irgi dviračių važinėja į buvusį ir Nordkapę ir Patagonijoje pavažinėjus, tai patirties turinti daug daugiau negu aš, buvo įdomu paklausyti. Žodžiu, junginėjau Garminą, jungsiu kamerą krauti ir jungsiu save į miego režimą. Labanakt. Labas rytas. Kaip gera buvo girdėti tą lietų, kai guliu šiltoje lovai. Labai džiaugiausi šito sprendimu apsistoti kempinge. Wow, nu kaip jo reikėjo. Dabar jaučiu biškį slogą atsiradus ant lūpos herpes metais, tai turbūt ir imunitetas pakrito nuo to lietos ir šalčio. Bet šiaip geras savijauta, visai neblogai išmiegau. Tik uodų naktį labai buvo kambarį.
Bet su kiekvienu tuo pabudimu nuo uodo naktį džiaugiausi, kad čia miegu, nes ten toj pašiūrį tai būtų uodų 1000 kartų daugiau. Viskas susikroviau, dviratis yra paruoštas išvažiavimai, tik tai kai susiruošiau, pajutau, kad dar pralkis esu, tai prasidariau kruopų su vištienų, kurias vežiojausi 1,5 paros. Tai tai pavalgau ir važiuoju. Dabar iki Nordkapo 320, tai leidžiu savo neskubėti, nes varysiu iki galo, tikrai nebemiegosiu, kol nepasieksiu. Nu taip žvarboka, da tie drabužiai tokie, pradžiavę, bet drėgni. Reik raktą atiduoti. Oi, šalta. Tai bišk pradžiūs. Sušilsiu gal, bet kiek žiūrėjau orus, tai dabar kokie 7-8 laipsniai. Visą dieną taip ir laikysis. Lenkijos vėliau, nes savininkė Lenkija. Čia samių vėliava. Spėk, kas vyksta laukia. Lyn laukia. Nu ką, brangieji, leidžiamės į Norvegiją. Tiltas skiriant Suomiją ir Norvegiją. Suomijos gražus ženklas. Pažiūrim. Kiek lipdukų. Norge, Suomija. Gražu. Labai gražu. Bet niekur nėra tokio mielo vaizdo kaip mūsų Nemunas. Pirmas Norvegijos miestelis, Karasjok. Ieškau parduotuvės, kažką užvalgyti norėčiau, šiam 2 kilometrai dabar. Ir kažką į kelią pasiimti. Ant saldumynų patraukę, galvoju, pavažiuosiu ant šokoladų daugiau. Tai pasiėmiau guminukų į ateitį, gal labiau negu dabar. Porą mažų šokoladukų ir porą didelių. Ir atsigerti. Čia turbūt yra iced tea, apelsinų gėrimas. O dabar suvalgysiu citronų, citrininį pyragą su irgi iced tea. 20 eurai. Kainos panašios kaip ir Suomijai čia. Nu gerai. Aš daug saldumynų nevalgiau. Vieną kartą tik tai šokoladą pirkau, vis kitą laiką valgiau normalų maistą, taip kad. Gerai, lausiu. Jaučiu kamerai niek nesimatė, bet kai leidaus, va čia yra tokie kalnai ir dabar juos matau. Vis snieguoti, visiškai. Ten tie kalnai, tai snieguoti. Įdomu, ar aš pats pamatysiu sniegą kur nors.
Jaučiu, kad ne, aš labai aukštai nekilsiu. Sunku važiuoti, nes vis noris stoti fotkinti viską, labai gražu. Wow. Kaip nerealiai atrodo. Eik, tu savo, kur aš čia atvažiavau? Už 7 kilometrų yra Lakselv miestas. Ir aš jas pasižymėjęs kaip paskutinį miestą iki Nordkap. Nuo jo iki Nordkap 190 kilometrų. Man dar reikės iš Nordkapo grįžti. Tai beveik 400 kilometrų, jeigu iš tikro nieko nebūtų, bet reikia dėmiai persižiūrėti žemėlapį ar tikrai. Ir galvoju, šitą miestą stabtelsiu, normaliai pavalgysiu. Kokią kavinukį gal. Jeigu rašiu. Nu ir tada įsivertinti, kiek važiuoti ir kiek pirkti viską reikia. Bet to rytoj sekmadienis. Gali būti, kad Norvegijoje nedirbdavo sekmadieniais, jeigu ir yra. Nu čia nesąžininga, net kaip gražu. Ten da krioklys krent nuo kalno. Eik savo. Vau. Pasaka. Sakinė alkoholinis. Nebenorėjau limonado, norėjau kažko kito, kažkokios rūgštelis. Ir kebabas. Labai ką čia radau šitą miestelį. Pasižiūrėjau, yra už 70 km parduotuvė, kuri užsidaro už 2 valandų. Nespėsiu. Yra kita, kuri dirba iki 11, bet iki jos 120 km. Ko gero irgi nespėsiu. Tai reikia žodžiu apsipirkti iki Nordkapo pilnai, o grįžtant gal į tą iki 11, kur dirba suspėsiu. Tai nėra taip blogai. Tai žodžiu, išjudu žiauriai sušalau, kol pavalgiau, kol po tą parduotuvę pavaikščiojau. Niek nenusipirkau, praktiškai nusipirkau avižinį sausainių pakelį ir vaflių. Galvoju, turiu datų šokoladų, guminukų, dar turiu batonėlis kelis iš Lietuvos. Ai, užteks, nesvarbu. Tai varau, nes žiauriai šalta, vėjas koks žudiks. Aš negalėčiau gyventi tokiuose vietose, nes tiesiog nesukaupčiau dėmesio niekad. Vis laik būčiau išsiblaškis. Man čia per gražu. Pažiūrėk, eik tu savo. Žiaus, bet kaip gražu. Kaip džiaugiuosi, kad čia esu. Čia jau yra stipriausi vėjai, per kokius esu važiavęs. Bent jau nepamenu, kad būtų kada stipriau pūtė. Laukia tunelis. Niekad nesu dar tokio važiavęs. 3,6 km ilgio. Nauja patirtis. Įdomu, įdomu. Bet kokią gražią vietą išlindom. Šitai vienas kriokliuks, antras kriokliuks, trečias kriokliuks. Tai koks čia gražuolis. Wow. Bet tas tunelis tai, atrodo mini, niek nematai, kuris nesuprant visiškai, niek nežinai, ar į kalną mini, ar nuo kalną,
Gal ant kaip ant Zwift'o, tik da blogiau, nes ant Zwift'o jud paveikslius. Labai nepatik. Da parvažiuoju kokią fūrą, tas toks užėsys, panics attack atrodo tai sukils. Na, norėčiau kartuoti, bet čia ne vienintelis tunelis dar, kurį važiuosiu. O, ir grįžti reikės, tai oi, savo. Blogiausias patirtis kol kas. Biškį į užuovėją. Purškia tokį nemalonų lietų, dar tas toks arktinis vėjas. Labai, labai šalta. Matau, čia porą dviratininkų palapkę stato. Dar anksti šiaip yra. Tik dabar be 10:08. Man iki Nordkapo 9-6 kilometrai. Va, aš tokių vaizdų tikėjausi iš šitos kelionės. Toks visiškai skurdus pasaulio kraštas. Čia yra Nordkapo tunelis. Jis jungia žemyninę Europą su Nordkapo sala. Tunelio ilgis 7 km, bet svarbiausia tai kaip jis jungia. Tai įvažiavusi tunelį iškart 9 procentų nuolydžių leidžiamasi į jūros dugną, į Barenco jūros dugną. Leidžiamės 3,5 km, kol pasiekiam 220 berods metrų gylį. Ir tada 9 procentų statumo įkalnę vėl kylam ir išlendam Nordkap salai. Žodžiu, esmė ta, kad tunelio vidurį virš manęs bus 200 metrų jūros vandens. Man tai neskamba jaukiai, neskamba smagiai, dėl to nerimavau prieš tą tunelį. Baisu. Čia jaučiu kaip šalta bus. Koks čia kvaps nemalonus. Pasiekiau dugną. Netrukus prasidės kilims. Eina savo kaip šalta. O, šviesa tunelio gale. Eina savo kaip ilgai laukta. Oi. Nordkapo sala. Liko 50 km ir va vėl lyja. O kaip tik išdžiūvau visus drabužius. Ir kol atvažiuos vėl bus kiauras šlapis, tai galvoju, geriau va čia prie to paties tunelio. Nepasimato. Bet yra va pavėsinė tokia užuovėja. Čia šiaip tualetas už sienos, tai kemperiai vos tai. Tai pasistatysiu jaučiu čia palapinę, išmiegosiu ir ryte užbaigsiu. Planavau keltis kažkur apie 6, bet dabar jau po 8. Pirmą kartą taip šios kelionės metu nenoriu keltis. Bet ir kažkaip nejaučiu spaudimą tą daryti, nes Nordkapas yra netoli. Noriu nuvažiavęs ten truputį pasivaikščioti, pasižvalgyti ir tik praleidžiu šiek tiek laiko judėti atgal. Tai planas šiaip mano buvo nuo pradžių 10 dieną atvažiuoti Nordkapą ir čia miegoti, 11 išvažiuoti. Šiandien yra 10 dienos pradžia, tai esu gerų pusdienių priekiai. Va, susirašiau šiaip nekiu, kiek yra valandų. Po 9:40. O dieve. Jeigu vakar būčiau grindviškai pasižvalgęs, čia yra Tūlikai ir Anie. Kaip kokį Japonijai viešbutį kambarius, aš būčiau čia galėsime, bet to yra neatliktas šildo, būčiau išsidžiavinęs kojines ir šiaip čia šilta. Hello. Hi.
Ponios ir ponai, Nordkapp.